Kelk sėdmenis. 38 kortelė. Labai dažnai nuo užsakant pizzą, derinant užsakymus, kviečiant į užsiėmimą ar kažkur kitur keliaujantis, mūsų rankos labai aktyviai dirba. Tai dirba mūsų plaštakai ir dirba labai mūsų aktyviai dilbis. Vairuojant, keičiant pavarą, viskas taip aktyviai darbuojasi. Ir kur mūsų rotacija dingsta? Tikriausiai žinot jūs geriausiai pats. Tai ką mes šiandien kviečiam padaryti? Tai rankas ištiesiam į išorę ir pažiūrim vieną pusę, pažiūrim į kitą delniuką, susipažįstam kur yra, pažiūrim kur yra kairėje pusė, kur yra dešinėje pusė ir lygiai taip pat dabar su delniukais taip ir atliekame per alkūnės sukimą. Viens ir lygiai tą patį, kitą pusę, viens. Natūraliai, kas vyksta mūsų alkūnės lankas, ilginas ir atlieka rotacinius judesius. O dabar delniukai į apačią, alkūnės sulenktas per 90 laipsnių kampu ir įsivaizduokit, kad norėtume kažkur į vandenį daužti, trenkti, pliaukštelti ir įsivaizduokit, kad mes taip ir atliekam. Viens. Natūraliai pasijunginėja mūsų delta, mūsų peties lankas, kad to išvengtumėm skausmų, jeigu šiandien jūs tai jaučiate. Suvedam pečius, suvedam pomentinius raumenis, įtraukiam pilvą, sustangrinam, stabilizuojam visą savo grandinės lanką. Ir taukšt ir lygiai taip pat atgal. Viens. Kad daugiau pasijungti mūsų platusis raumuo, pomentinis raumuo, suspaudžiam alkūnės atgal ir stabilizuojam, neįsinešiam iš nugarytės, o viską atliekam tiesia nugarytė. Viens. 2, 3, 4. Kelk sėdmenis.